Taip tylu, kad net girdėti kvėpavimas. Ši tyla ir maksimali koncentracija prapildė salę, kurioje buvo sprendžiama, kas taps pasaulio šachmatų čempionu. Vokietijos Bonos mieste didmeistriai iš Indijos ir Rusijos Višvanatanas Anandas ir Vladimiras Kramnikas susigrūmė 11-ajame žaidime, lygiosios, kurių pakako Anandui. Anandas surinko 6,5 taško, Kramnikas 4,5, todėl Rusui nebebūtų padėjęs ir finalinis 12 žaidimas. Už pergalę pasaulio čempionui atiteko $1,5 milijono prizas. Tačiau pats čempionas sako, kad jam svarbiausia buvo trečią kartą išsaugoti nugalėtojų titulą. Puiku išsaugoti šį titulą. Atrodo, kad išsaugoti pusės taško persvarą per 3 žaidimus nėra labai sunki užduotis. Tačiau kai pradedi žaisti, labai trukdo nervinė įtampa. Kramnikas už antrąją vietą gavo €600,000. Rusų didmeistris sako, iš dvikovos su Indu daug ko išmokęs. Jis tikisi, kad kitą kartą čempiono trofėjus iškeliaus ne su Anandu.